Šiandien greituoju traukiniu keliauju iš Čengdu į Čongčingą, vieną didžiausių miestų pasaulyje, kuriame gyvena daugiau nei 30 milijonų žmonių. Miestą, garsėjantį savo beprotišką architektūrą ir pravardę 8D miestas, kur išėjęs iš 28 aukšto atsiduri tiesiog gatvėje. Labas rytas, dar viena diena Kinijoje, o aš baisiai pramigau. Viską reikia greitai susidėti, mažiau kalbų, daugiau darbų, varom dėtis daiktų. O, atvarė liftą. Ką tu čia darai? Nespėjau į liftą. What? Didi apsas takso vadinasi, atsidarom. Taksi atvažiuos už vienos minutės, nes šitų taksų tai čia pilni kampai, nesulaukęs ilgai taksi, ta prasme, nė karto. Pažiūrėk, kokie numeriai. Einam, paklaidžiok su manim. Praėjau patikrą, parodžiau pasiuką, viskas gerai, sako, galiu įeit, patikrinu daiktus kaip oro uoste. Va, visi irgi įeina ir stotis atrodo taip gigantiška traukinių stotis. Tai čia valgyt, matau, nebus problemas surast. Nu, okei, kažką čia užsisakėm. Išleidom 9,54 €. Nudulsų sriubytė, faktas, ėmiau ne aštriai su jautiena. Ir kolduniukai mano. Nu, su porcijų dydžiu jie nejuokauja. Blemba, jau tik porą minučių liko, 10 iki mano traukinio. Čia tokia didelė eilė, jūs nebejuokaukit. What? Aš spėsiu čia? Blemba, jeigu nespėsiu, tai čia bus toks feilas, kad oh my god. Atvažiuot beveik įstoti prieš 1,5 valandos ir nespėt. Būtų biškiai juokinga, ar ne? Bet šitą eilė paprastai per 20 sekundžių sudegė, sujudėjo. Wow. Ja. Ilgas jisai baisiai, eiktų savo. Kur mano vagonas? Greitasis traukinys. Nu, pažiūrėsim, ant kiek jisai lekia. Pažiūrėsim. Va mano vagonas. Ir mano vieta 7F. 7F. Va mano vietelė. Čia yra brangesnė klasė, čia yra pirma klasė, dar yra antra ir dar yra biznio klasė. Tai biznio klasės aš jau tikrai neįpirku. Ir už šitą bilietą sumokėjau 38 € kelionėje truks kelionė truks 1 valandą 15, tik tai what? Pažiūrim, kiek čia kilometrų. Kilometrų nuo šitos vietos, kur dabar esu, yra 294 kilometrai, tai jisai čia žada įveikti per 1 valandą 15 minučių, tai dar stos tikrai stotyse, nu tai jis jo kažkur apie 300 spam turėtų lėkti. Vietos į čia kojam belkiek, patogu žiauriai, čia dar va staliukas įsilanksto. Pajudėjom, taip švelniai juda jisai. 并携带危险品上车，禁止在动车组列车上任何部位吸烟。 O, tegul įsibėgėja jisai. 手机、平板电脑、 Tuoj speedometrais įtrauksim patikrint. 移动充电器的充电，以免前台旅客在调整。 Kosmosas šitaip greit lekia ir garsiukas tai tiesiog toks zyzimas tiesiog, daugiau nieko. Pažiūrėkit, kokiu greičiu lekiam. Mašinos ten važiuoja, tai mes jas kai lūzerius lenkiam.
Nu, pasieksim 300 ar ne? 300, ding. Ta prasme, žiūrėk. Kavą padėjau. Nejuda beveik. Va, vibruoja biškai. Geras, blemba, eik savo. Taip, palyginimai, tai aš čia dabar atstumą įveiksiu tokį kaip nuo Vilniaus iki Klaipėdos. Ir jį įveiksiu su sustojimais per valandą 15 minučių. Greitai suvalgysim čia šitą atstumą, žiauriai greitai. Kavos pasimiau, atnešė per vertėją, parodė. Būk atsargus, kava karšta ir puikios tau kelionės. Ačiū, sakau, ačiū. Ai, tai va, už kavytę 38. 5 euriukai už kavą. Argi čia kažkokia tai didelė kaina už tokią patirtį. Būčiau sumokėjęs už šitą kavą tokiam traukinį jau kiek būtų prašę. Dar vienas įdomus faktas apie Kiniją, tai kad jeigu plotų žiūrint, tai į Kiniją galėtum sutalpinti 2 Europos Sąjungas. Tai šitą Kiniją iškeliauti čia yra reikalų, nu bet jos visos pamatyti gal ir nereikia, blemba. Nežinau, reikia čia kaip įmanoma greičiau planuotą sugrįžimą. Dar vienas dalykas apie Kiniją, tai kad visoje Europoje su visais anglais, vokiečiais ir rusais gyvena apie 745 milijonai. Kinijoje vienoje valstybėje suspausta virš 1,4 milijardo žmonių. Damn. Take care of the elderly and children to avoid accidents. Ir tą valandą reikia spausti gazą dugną ir varyti mum į miestą biškį pafilmuot dalykų. Išlipau, bet kad išeiti reikia leisti žemyn. Čia jau prasideda tie 8D vadinami labirintai. Bandau jį prisidėti, kad jam parašyti žinutę. Let's go. Šie. Yeah. Oh, okay. Huh? Oh my god. Here. Oh! Thank you. Yeah. Okay. Yeah. Let's go. Whatever. Yeah. Oh my god. Whew. Okay, let's go. Mamma mia. Okay, mamma mia. Širdies infarktas totalus. Širdies infarkto negavau, blemba, nes taksistas sustojo į tualetą, aš išlipau biškį pafilmuoti ir įlipu į mašiną ir telefono nėra. Tai gerai, kad dar apsižiūrėjau, kad jo nėra, kad neišvažiavom. Ir visur mašinoje ieškau, po mašiną palindęs buvo. Jisai man kažką sako, aš nieko nesuprantu ir man taip prašmeižavo akyse mano gyvenimas, kad be telefono aš niekas. Aš visiškai niekas esu, eiktų savo, reikia kažkokį backup planą turėti, jei telefoną pamirščiau iš tikrųjų. Paleido taksi, varom ieškoti apartamento. Mirgu marga, viskas čia mirgu marga. Kelintas šitas mano aukštas. Liftai va suskirstyti. Kas antram aukšte tik tai stoja, kad paskirstyti žmonių srautą. Dale, ya está.
我真的怀疑了，这看钱吗？俩对来。还好你市场都是脂肪哦。还好我瘦子。 I have a reservation. OK， 他是我们店儿。我订了房间。passport。 Okay. Sir，里面到这儿了。 OK。 Okay. No。OK。 Here. Okay. Šeši. Dabar apžiūrim, kaip atrodo mano 4 naktų apartamentų, iš kuriuos išleidau 118 per naktį. Gaunasi čia apie 28 euriukus, prašau, pažiūrėk. Čia yra terasa ant stogo, 28 aukštas, aišku, vaizdai čia yra kosminiai. Pažiūrėk tenai apačioj, tradiciniai kinų nameliai. Vau! Vau! Žeinam į apartamentus. Aišku, man 2 lovų nereikia, bet jos čia jau yra. Darbo stalas sutyra. Wi-Fi galima nuskanuoti kaip visada. Ir vonelė. Va, viskas, ko tik širdeliai gali reikėti. Tualetas tai super mega smart, wow, pats nusileido, ką tik bandžiau surasti mygtuką, bet sako, nup. Judam į metro, nes čia bus greičiausia su metro šiuo metu. Let's go! Veiksmas vyksta, tai čia yra per silpnas žodis, to prasme. Ni hao. Ni hao. Welcome to China. Thank you. Thank you. Xie. We are college students. Yeah. Starting our own business. Okay. Yeah, we just want to share a cleaning product too. Yeah, okay. Thank you very much. Yeah. Show me, guys. Yeah. What is Dry this? cleaner. It can clean our clothes and the shoes. Yeah. And the shoes, yeah? Yeah, shoes, clothes, shoes. Okay. Yes, here. Yeah. 当然。 Yeah, like these paint marks, the tough things on our clothing, such Okay. as oil things, coffee things, milk tea things, various things. Okay. Yeah, just spray and wipe. Okay. Okay, it's clean. Wow, viva! Wow, viva! Yeah, this is the product. Yeah, it's made with the illusion. Come from Chinese Xi'an. You know Xi'an? 100. How much one box? 100. 100 is very Yes. expensive, yeah, one box. Yes, but it have two. Can you give me 50? One box? 50? Yeah. 10? 2? No, one. One. One box. Okay. I have a luggage. Okay, yeah? okay, thank Let's go, you. guys. Alipay, yeah? Alipay, okay. Thank you. Alipay, okay, let's go. Yeah, how kind you Where are you are. from? Yes, especially white. Okay. Yes, but you should use the Dettol to wipe it. Oh, yeah. Thank you very Okay. much. Šešie, guys, see you. Okay, have fun. Have a good day. Pričiupo mane studenčiokai, nusipirkau kažkokį valiklį, jisai ant skuduro atėjo ir su tušinuku pavarė, užpurškė to dalyko ir tada tiesiog nusivalė, jisai man dar batus nuvalė. Taip, nusipirkau, 6 eurus išleidom, tai čia prisimosim prie pramogų ir už taksą išleidom irgi 6 eurus, tai varom toliau prie savo metro. Nu va, radom savo stotį, man atrodo, to aš dar pasitikrinu ir varom dar, kol saulelė nenusilaido. Ir dabar pagalvojau, batam toks, tai žiauriai gerai šiaip iš tikrųjų yra, gal čia reikėjo prisipirkti, užpatentuoti, atidaryti e-shopą. Varam. Nes šitas traukinys dabar, su kuriuo aš važiuosiu, išlipsiu, nusileisiu į pirmą aukštą iš 8, tai jisai ir lėks pro tą namą. Vėl tas miestas mane išspjaut, bandžiau susimokėti per Alipay, bandžiau susimokėti per WeChat ir niekaip neina, neleidžia tos kortelės pasirinkti. Greitai čia susitvarkėm, reikėjo tiesiog aktyvuoti papildomą kortelę Alipay ten viduje, tokia kaip travel card ir važiuojam. Nu, man atrodo šitas metro geresnis negu Čengdu, toks švaresnis, švara kvepia. 房加商，没分成自己包好人，都是不不常外。
Atrodo, kad skrendu per tą upę. Nu ką, aš esu Libizos stotelėje, 8 aukšte, leisimės į 1 aukštą ir ten jau matau yra turistam paruošta vietelė pafilmuot. Žiūrėk, koks čia miestas. Kam čia jau prasideda? Kas čia per nesąmonės? Kur aš čia patekau? Aš noriu išeiti čia. Kaip čia išeit man? Klausykit, jeigu manęs... Va, elevatorius. Jau norėjau sakyti, kad jeigu manęs iš čia greitų metų neišleis, aš tuoj ką nors nudopsiu. Nes čia labirintai, eiktų savo čia į kažkokias parduotuvės, čia atsiradau, čia kažkas čia vyksta, čia viskas taip perdėtų, čia taip košė, makalošė. Čia į kažkokį filmą patekau, ta prasme, jeigu taip rimtai kalbant. Filmas, fantastinis filmas. Vietiniai gyventojai, kurie čia gyvena, tikriausiai tuose pastatuose uždirbinėja iš to, va. Nes ten buvo numeris 1, tipo gali pasiskambinti ir iš kito kampo šitą dalyką padaryti. Ko ne verslas, o ko ne pramogos, o ko ne gyvenimas. Visiškas betono džiunglė čia blemba. Kas taip ganėtinai apleista, atrodo jo. Uždaryta, apleista. Nieko čia nėra. Gerais laikais. Dabar čia viskas uždaryta. Ui, šuo. Sorry, bėgam čia. Gal mūsų nepagavo. Čia gyventi ir jeigu tik toks užlipimas, tai čia visai, sakyčiau, ganėtinai liūdnas senesnio amžiaus žmonėm. Nieko čia nėra, visiškai pastatas vaiduoklis. Žinau, kur čia aš patekau, bet einam pasivaikščiot. Man idėja. Lipau laiptais, užlipau, daug lipau, aš dabar kokiam gal 6 aukšte. Ir va, gyvenimas verda, mašinos važinėja, miegamasis rajonas tiesiog. Aš galėsiu gal į tą metro stotį, jei man nebus būtina grįžti atgal. Reikia kažkaip čia bandyti sutrumpinti kelią. Ne, va, matau, tenai toli įvažiavo metro. Va, važiuoja, va. Tai aš čia 8 aukšte esu. Tai jo tada tikriausiai. Bet tai kai gliukas, ta prasme, jeigu tu išeini į aną pusę, tau reikia iš 8 leistis į 1, kad tu gatvę pasiektum. Čia biški laipteliais palipau, paėjau ir 8 aukšte ir gatvė. Mašinos važinėja, gyvenimas verda. Architektūra čia tai yra crazy. Viskas man išsikrovė. Mikrofonai abudu beveik numirę, reikia namo atsikrauti. Pažiūrėk, kokį spatuką man tas bičas iš receptiono užrodė. Čia man pakilt porą laiptelių po visokius secret passage ir toks vat vaizdelis. O kas jums, ponė, atsitiko? O va tas atsitiko, kad mano jau senai yra po 15 sumokėta. O tas atsitiko, kad mano sutartys jau baigėsi, o jūs pratęsėt savo norų ir dar atsiunčiat sąskaitą 30 litų, kur seniai mano sumokėta po 15. Kas čia per betvarkė? Pone, prašau nerėkti, aš visko puikiausiai girdžiu. Pas jūs sutartėlė buvo terminuota, pasibaigė. Ne!
Tai žodžiu, planai keičiasi, hebrytė mano mėlėjų jūs, neklaužadukai. Keičiasi į tai, kad aš turėjau pabūti prie kompiuterio, susitvarkyti bilietus, mano bilietą iš Honkongo į Bankoką nukėlė, man reikėjo užsisakyti naują ten, tai dabar yra 11, tai aš tiesiog eisiu pavalgyti, pasistengsiu laiku užmigti, rytoj atsikelsiu, prasibėgsiu, jeigu čia įmanoma kažkur tuose džiunglėse pabėgio, tada reikia į kirpyklą nuvaryti ir tai žodžiu. Nieko šiandien daugiau jau kažko įspūdingo nepamatysim, tiesiog varom pavalgyti ir rytoj ten jau kažką sugalvosim, paderinsim ir nuderinsim. Ir aš noriu, žinot ko? Pinigų? O ką tu galvoji? Aš noriu to normalaus kinietiško maisto, ne tų sriubų, ne tų karštų hotpotų, o tiesiog jautienos su daržovytėm biškį kažkaip pavalgyti kažko normaliaus jau šiandien. Aha. Yeah, very good. Noriu jau nusipirkti. Šitą irgi noriu. Tai ten tie skeneriai pasirodo yra marketingas, tai tu juos gali priliesti per Alipay ar per WeChatą, su kuo tu atsiskaitinėji ir tau iš karto iššoka nuolaidų kuponai. Va taip va. Žinot, ko labiausiai aš norėčiau? Kebabo. Aš čia kai atvariau žaidė tie bičiai ir dabar čia jie pliekia kortom. Hebrytė gal jau nustosit, ką jau iš pinigų čia jie žaidžia, matau. Geras. Ilgai čia jie pliekia. Vėl reikės prie griliaus šokt man. Prie griliaus tik čia. Grybai. Čia kaip vištiena atrodo, man atrodo. Viskas, tikrai užteks. Čia va tiek yra pasirinkimo. Aš iš čia įsirinkau, čia dar yra visokių dalykų, va. Čia iš karto padėta yra alkoholio ir visokie užkandukai. Kiaulienos kojos, kiaulienos šnipas, blemba čia šiaip gerai atrodo. Tie šankoliai žiauriai gerai atrodo ir padėta stipriųjų gėrimų ir aliuko. O čia jau matau kepą jau, mano dalykai. Pažiūrėk, kokiai salų pardavinėja. Tokį, va, bim. Paklausė, ar čili noriu, kebra, jūs nejuokaukit su tuo čili, to prasme, sakau, no, jokiais būdais. Nuėjau į parduotuvę, nusipirkau vandens butelį, nusipirkau dušo želę, nes visone apartamentuose nėra blemba, ir nusipirkau vieną gaivinantį gėrimuką. Chongqing vadinasi jisai, šito miesto pasididžiavimas. Gardu blemba. Gardu. Beje, dabar nuvariau šiaip kažkaip į YouTube'ą. Žiūri vienas komentaras į įraštuką. 1000 subscriberių jau pasiekta. Damušiau. Štuka subų. Žiauriai gerai. Ta prasme, štuka ką. 1000 subų pasiekta. Kas ten nutiko? Tai čia tokia mano šventinė vakarienė jau gaunasi. Blemba, reikėjo biškai padirbti už tą štuką. Reikėjo. Bet mes dar tik pradedam. Aš esu dar jaunėlis, pradedantysis. Ilgas dar kelias čia. Ilgas ir geras, įdomus kelias. Ačiū tau, ačiū, kad žiūri. Žiauriai faina, žiauriai gera. Vau, štuka. Eik, savo. Pagaliau. O jeigu jau švenčiam, tai švenčiam. Daržovytės, belė kokio skanumo. Mėsytės dar neragavau, bet tikrai gerai atrodo. Nu, ta prasme, žiauriai.
Eik, tu savo tie grybai, tai... Šitą skanią puotą mes išleidome 12 eurų. Nu, blemba, nu, come on, tikrai. Gera kaina. Nes aš ir jautinos įsidėjau, ir kalmarų. Ir plius čia mes, pačiam centre, nepamirškit, pačiam, tai reali kaina tikrai būtų mažesnė. Ir tai čia išleidom 12 eurukų, o parduotuvėje išleidom 3 eurus. Sumuojam. Eik tu savo. Štuką subu. Ta prasme, aš jau nuo 18 metų. Nu gerai, nuo kokių 19-20 šiaip. Laksau su kamerom, kažką filmuoju, kažką darau. Bet niekada taip liaudiškai sakant neturėjau kiaušų pradėti šito. Vis ten nukilinėdavau, baimės ten kažkokios ten, oi, čia ką čia kiti pagalvošia, juoksis visi. Tai vienintelio dalyko, ko aš gailiuosi, kad nepradėjau anksčiau, nes būčiau žiauriai daug pamokų išmokęs. Nes tu su kiekvienu video, su kiekviena situacija vis mokiniesi, nes aš save dar prigaunu, kad man tokiam reikia būti naglesniam, lys ten, iššaukt tą kontentą, nes kontentas ateina ne iš aplinkos, ne iš tavo kamerų. Kontentas ateina tik iš tavęs. Ar čia dar reikia komentaro apie maisto skanumą? Manau, kad jau kaip ir nebereikia. Ta prasme, čia buvo mano skaniausias patiekalas suvalgytas Kinijoje. O dabar Kinijoje aš jau su 5-6 diena gal. Ir čia buvo skaniausia, ta prasme, aš čia dar tikrai sugrįšiu be jokių net komentarų, ta prasme, baisiai gerai buvo, baisiai. Aš nusipirkau švenčių progą, kad čia jau tokia didelė pas mane šventė, štuką subų, tai savo leisiu suvalgyti su laimu čipsiukų, kad jau tokia proga, jau ką, jau čia jau tų jau angliavandenių jau neskaičiuosim.